Išvykoje į Europos parlamentą laidos Universitetai LT kūrybinė komanda kalbino europarlamentarę daktarę Laimą Andrikienę. Oficialiais duomenimis ji yra laikoma aktyviausia ir rezultatyviausia Lietuvos atstove Europos parlamente. Su parlamentare buvo aptartos ne tik politikų Briuselyje nagrinėjamos temos, bet ir akademinės problemos. Daktarė Laima Andrikienė Lietuvos aukštąsias mokyklas laiko bendrosios kultūros dalimi. Ji tikina, kad kultūros vystymas ir turi būti jų tikslas. Todėl aš manau, kad Lietuvos universitetai, aukštosios mokyklos turi misiją. Ir toji misija yra, bet ir kurti tą kultūrą, europinę kultūrą, galim ją vadinti, kuri yra pasaulinės kultūros dalis. Kalbėdama apie Europos parlamento darbą, jau antrą kadenciją einanti parlamentarė pripažįsta tikinti, kad parlamento veiklos rezultatai pasiekia kiekvieną ES pilietį, tačiau ne kiekvienas žmogus aiškiai tai suvokia. Manau, kad ES piliečiai jaučia tos rezultatus. Jie gali jiems patikti arba nepatikti, jie gali kartais būti nuvilintys, bet jie juos jaučia. Aš tik tai galvoju, kad ar Lietuvoje žmonės žino, kad sprendimai, kurie čia priimami, tiesiogiai veikia juos ir jų gyvenimą. Jie turi tą suvokti. Aš manau, kad daugelis dar to nesupranta. Briuselis atrodo kažkur toli, Europos parlamentas kažkur toli ir kad viską daro Lietuvos Seimas. Toli gražu, anaiptol taip jau nėra. Parlamento narė Europos Sąjunga laiko ne tik politinę ir ekonominę sąjungą, bet ir vertybių sąjungą. Paklausta, ar Europos parlamente aptariamos tolerancijos problemos nenutolsta nuo tradicinių vertybių, parlamentarė teigia, kad tokios problemos nėra įteiktos ES, o nuomonių esti įvairių. Aš manau, kad tikrai nėra taip, kad blogybės, blogos mados, blogi įpročiai ateina iš ES. Nieko Lietuvoje nereikia importuoti. Visa tai yra Lietuvoje. Ir juoda, ir balta, ir gera, ir bloga. Yra abortų šalininkų ir yra abortų priešininkų. Yra sakykime, žmonių, kurie iš tiesų pripažįsta ir suvokia iki galo, kas tai yra žmogaus orumas, kas tai yra pagarba žmogaus gyvybei. Daktarė Laima Andrikienė ateityje gyvenimą ES įsivaizduoja daug lengvesnį, tačiau iškėlusi klausimą, ar nuo to žmonės bus laimingesni, atsakymo neranda. Parlamentarės manymu, po 30 metų tokios ES, kokią dabar įsivaizduojame, gali net nebūti.